Tęsiame laidą. Neringos Venckienės neliečiamybės klausimą sprendžiančios komisijos posėdžiai tampa Drąsiaus Kedžio šalininkų susibūrimo vieta, o pati teisėja net nebando pelnyti komisijos palankumo. Savo oponentams Venckienė atvirai pranašauja politinę mirtį ir net neslepia, kad sąmoningai nesirengia vykdyti teismo sprendimo. Gausi teisėjos palaikymo komanda Seime jautėsi kaip namie. Filmavo komisijos posėdį, laidė replikas ir plojimais lydėjo karingus Venckienės pareiškimus. Su gausia palaikytojų palyda į Seimą atvykusi teisėja Neringa Venckienė rodos ir toliau tampo liūtą už ūsų. Praėjusiame posėdėje pagrasinusi, kad nuo komisijos narių sprendimo priklausys ir jų pačių likimas, šįkart Seimo nariai Daliai Kuodytei rėžė, kad ji į Seimą nepateks, nes nepateisino rinkėjų lūkesčių. Tiek Kuodytės, tiek Sabatausko, tiek Šedbaro požiūris į visą šitą istoriją yra labai aiškus. Tai nėra ką kalbėti. Jų klausimai netiesos ieškojimas, o paprasčiausiai kažkokios paskaitos man. Venckienė galėtų susilaikyti nuo tokių vertinimų, nes tai yra išankstinės nuomonės formavimas. Visi mes turime pirmoje eilėje širdį, sąžinę ir galbūt požiūrį. Bet reikėtų pasilikti santūriau prie savęs visus tos dalykus. Komisijos nariams teisėjos pasiteiravus, ką ji padarė, kad Drąsiaus Kedžio dukra norėtų gyventi su motina, Neringa Venckienė prisipažino, kad sąmoningai mergaitės neruošia perduoti. Pedofilijos byloje kaltinamajame akte nurodyta, kad mergaitė buvo tvirkinama Stankūnaitės bute. Tai aš iš tiesų neruošiau, kad jinai grįžtų į tą aplinką, kurioje buvo seksualiai išnaudojama. Neringa Venckienė piktinosi, kad iš jos reikalaujama sumokėti 80 000 litų už valstybės patirtas išlaidas, vykdant mergaitės perdavimo operaciją Laimutei Stankūnaitei. Išdaužė visus namus, sulaužė kiemo vartus. Ir aš dabar tą sąskaitą tai galėjo ir lėktuvus, ir tankus dar to pačiu atsivaryti. Tai gal ir milijoninės tavo sąskaitos. O jūs savo nuostolius paskaičiavot, kiek pavyzdžiui liūtų namams yra ir gal pateiksit sąskaitą irgi valstybei? Tai jeigu jie man pateiks tą sąskaitą, tai lygiai taip pat ir aš pateiksiu. Teisėja akivaizdžiai palaikantis Seimo narys Naglis Puteikis siūlė komisijai reikalauti, kad vyriausybė įpareigotų vidaus reikalų ministrą Artūrą Meleną komisijai pateikti mergaitės perdavimo operacijos įrašą, tačiau dauguma komisijos narių tam nepritarė. Antram posėdį matau, kad 3 komisijos nariai žino, kokia yra medžiaga ikiteisminiam tyrime. Praeitą kartą Sabatauskas pasakė, kad yra dalis nesumontuotos vaizdo televizinės medžiagos. O šiandien komisijos pirmininkas Jurkevičius pasakė, kad ant video yra uždėtas įrašas slapta. Ponas Puteikis dažnai daug ką kalba, gal pasivaizduoti laki, kadangi yra, kai sakoma, kažkada girdėjau, jisai įsireiškia, kad jisai yra kare kantuzitas, tai gal dėl to jis taip ir teigia. Komisijos pirmininkas Evaldas Jurkevičius prasitarė, kad jaučia Naglio Puteikio spaudimą. Prie jo biuro esą Puteikio iniciatyva rengiami piketai. Į kitą posėdį komisija ketina rinktis antradienį, tačiau išvadų iki birželio 20-osios, pasak Jurkevičiaus, parengti nespės. Todėl Seimo prašys pratęsti komisijos darbo laiką. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.